Miestas prasideda ne nuo betono. Jis prasideda anksčiau. Nuo linijos plane. Nuo sprendimo. Nuo klausimo, ar čia galima statyti. Ar tai saugu žmogui, bendruomeniai, aplinkai. Tik vėliau atsiranda gatvės, namai, mokyklos, kiemai, viešosios erdvės. Tai tampa mūsų kasdienybė. Vieta, kurioje gyvename, dirbame, auginame vaikus ir kuriame ateitį. Dažnai matome tik galutinį rezultatą, tačiau už jo slypi sprendimai, kurių nematome. Sprendimai, nuo kurių priklauso, ar aplinka bus saugi, ar statybos vyks pagal reikalavimus, ar žemė bus naudojama atsakingai, ar bus išgirstas žmogus. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos prižiūri teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo procesus visoje Lietuvoje. Jos specialistai vertina dokumentus, tikrina statybos objektus, nagrinėja situacijas, reaguoja į galimus pažeidimus ir padeda išvengti klaidų dar prieš joms tampant didelėmis problemomis. Bet valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos darbas nėra vien kontrolė. Tai ir konsultacijos, ir prevencija, ir aiški informacija tiems, kurie planuoja, stato, projektuoja, ar tiesiog nori suprasti, kokios taisyklės galioja jų aplinkoje. Nes kiekvienas sprendimas galiausiai paliečia žmogų. Jo namus, jo kiemą, jo gatvę, jo bendruomenę. Lietuva keičiasi. Miestai auga, gyvenvietės plečiasi, atsiranda nauji kvartalai, keliai, statiniai ir viešosios erdvės. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija – tai profesionalų komanda, kuri padeda kurti aiškesnę, saugesnę ir darnesnę aplinką. Čia svarbi ne tik taisyklė, svarbu ir tai, kam ji skirta – žmogui, bendruomeniai, valstybei. Kai planuojama atsakingai, statoma teisėtai ir žemė naudojama pagal taisykles, laimi visi. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Sprendimai kuriantys atsakingą ir darnią aplinką.